Labas visiems. Tai atvažiavau į Tanums Hede, miestelis toksai. Ir jis yra ypatingas tuo, kad prie jo yra tokie, visai nemažai raižinių ant akmenų, kurie yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai vėliau jos važiuosiu apžiūrėti. O dabar jau pusdienis beveik praėjo, susimontavau video, atsikėliau, lyjo, ganėtinai nemažai lyjo, o kai važiavau, tai purškė tiesiog lietus iki pat šito miesto. Tai sunkiai pavyko surasti, kur pasikrauti kompiuterį ir susimontuoti video, bet pirmą nuvažiavau į viešbutį, tai jis buvo kažkaip uždarytas, nežinau kodėl. Paskui pamačiau toks kaip kultūrnamis, kultūros centras čia. Tanums Kommunhus. Tai kaip čia kultūrnamis galima sakyti. Čia parašyta Tanums, tai miestas arba Tanums, arba Tanums Hede. Pilnas pavadinimas. Ten va tiesiai prekybcentris. Gal rasiu kažką perkasti. Pietus tokie pusiau sveiki, pusiau nelabai, tai avižos su avižų pienu. Tai vat pasidariau. Tiesiog užsipyliau šaltas, jos labai čia smulkios, tai ganėtinai vat greit išbrinko jau net. Ir paėmiau tokio netikro nutelos. Turiu dar keletą tortilijų. Tai va, griebsiu tiesiog. Ir užsitepsiu ir susitepsiu. Prastai šiandien stipriai miegojau, kažkaip kėliausi nemažai naktį. O ir taip atsikėliau jau be žadintuvo 6:30. Tiesiog nesinorėjo miegoti, nes vis kėliausi ir kėliausi. Tai gan prastai išsimiegoja šiandieną. Dažniausiai būna taip ir dabar valgai, tada aptingsti ir tada reikia prisiversti važiuoti. O jau šiltai pabuvau. Kelionėj tai būna, atrodo, keletą momentų gali per dieną pagauti, kai pabūni patalpoj, o visą laiką lauke. Tai jau dabar išėjau, greičiausiai jau nesugrįšiu į patalpą iki rytojaus. Iki kol montuosiu video greičiausiai. Tai irgi toks komfortas, tai pabūt šiltai dar norisi. Bet dėja, varysim, gerai jau nelyja. Gal reikia šilčiau apsirengti. Važiuosim, pažiūrėsim, kas ten išdraskyta ant tų akmenų. Pailsėk be manęs truputį dviratį. Einu jau kažkur tenais, čia informacinis stendas, tai paskaitysiu, pasivaikščiosiu. Gal čia prirakinti, gal nieks nepaims. Šitoje apylinkėje, kur esu, čia tas Tanum miestelio, nežinau, ta lankytina vieta, kuri įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, tai yra per 700 ar netgi dar ir daugiau visokiausių raižinių, bet nedidelė dalis jų yra, kaip sako, padengti pigmentų. Tai pigmentas tas raudonas toks dažas. Tuoj prieisiu prie to akmens, bet dar paskaitysiu stendą. Gražiai ir gerai čia atrodo. Po lietaus tai dar įdomiau gal net. Deja, ženklai yra, kad negalima lipti čia.
Dėja. Bet gal aplinkui galima apeiti. Na, gal prašiau šiek tiek matosi iš toliau, pabandysiu šiek tiek aprodyti. Tai matosi čia vat žmogus su labai ilgomis rankomis. Tai viena iš teorijų, kad nuspėjama dėl ko tokios ilgos rankos. Nes ir šiaip daugelis piešinių yra ganėtinai neproporcingi su dideliais, tarkim, delnais, labai dideliom galvom ar kojom. Bet šitą su dideliom rankom tai parodoma, kad galbūt, kad žmogus gali apriepti labai daug arba tai vaizduoja didelę kažkokią mistinę būtybę. Kitas piešinys, kuris buvo paaiškintas, tai štai šis. Čia yra moteris, nes jinai turi vat plaukus tokius nuo galvos einančius, o ten guli lyg negyvas vyras ir čia kažkokia kaip laidojimo ceremonija vyksta. Viršuj dar yra vestuvių, tokia kaip parodomas, nežinau, apeiga. Gal pabandysiu prieiti iš kitos pusės ir parodysiu, bet šiaip nemažai laivų pavaizduota. Čia tokie kaip puodukų žymės vos nesako, bet nėra aišku, ką jie reiškia. Bet taip ir visą nueina. Tokie įdubimai. Grinai įdubimas yra. Čia vestuvių scena pavaizduota, pabandau vaizdą apversti. Gal geriau matysis. Čia yra kaip ir vyras ir moteris pavaizduoti. Moteris, na, šita, kur su plaukais. Čia vyras, o čia nežinau, kažkoks lyg buvo parašyta kaip karys. Reikėjo apie 500 metrų paėjėti. Ir yra dar vienas objektas, tai pilkapiai. 2. Bet šitose apylinkėse jų visai nemažai yra randama. Kai kurie gali būti su žemėmis šiek tiek apdengti. Kai kurie tiesiog vat, tokie vat akmenys viduje dauburėlis dar susidaręs. Čia galim vėlgi laivus matyti. Ir tie maži brūkšneliai lubose tai žymi įgulą, žmogeliukai, laivai. Tai piešiniams gali būti daugiau negu 3000 metų, bet aišku, jie yra vis perdažomi, tas pigmentas uždedamas ant jų. Va, jeigu žiūrėtume, dabar yra 2000 metai po Kristaus. Tai yra 0 metai. Na ir va, skaičiuojama, kad 1000 arba 200 metų, tarp 2000 ir 200 metų prieš Kristų buvo daromi braižiniai ant akmens. Ponas Elnias. Ir ką čia rašo, reikia paskaityti apie šitą žmogeliuką. Kažkas tais tokio. Nu, galit susistabdyti kadrais ir pasiskaityti, jeigu norit. Ir va čia va skaičiukai. Tai kas čia vaizduojama, tai kaip ir lankininkas, vyras. Čia yra lankas su strėle. Dažnai vaizduojama ganėtinai dideli jų kaulai. Čia yra kardo dėtuvė. Pats kardas ir didžiulė nosis. Tai paprašo, bet jau galima spręsti, kad tai yra vyras. Ir dažnai žmonės nuogus čia vaizduoja. Nu, 18 kilometrų. Nu jo. Dabar jau 4:30 gal. Nu nėra tempo, pastarosiom dienom nėra. Tai išvažinėsiu, bandysiu vėlgi minti iki tamsos. Nežinau, kiek čia paminsiu, bet jau nėra labai tokios mintis, kad čia bus stebuklų kažkokių tais, nu kažkiek paminsiu.
dar vieni raižiniai. Ten pavaizduoti 3 bizonai ir vienas lankininkas, kuris bando šauti juos. Na va, tai viskas, palikdinėsiu, turiu maisto, važiuojam. Nu to Tanum miesto, nuo raižinių tų galima sakyti, kokius virš 10 km taškiau prieš vėją, arba vėjas taip į dešinę ausį pučia, nu toks, lyg netiesiai į veidą, bet taip į šoną. Tai dabar jau nusukau, vėjas į nugarą, oi gerai, gerai. Nes grinai važiavau tiesiai į pietus, dabar pasukau į vakarus, oi ne, į rytus dabar pasukau. Į rytus pasukau, o vėjas nuo jūros, tai reiškia vėjas nuo vakarų. Tai kol kas gerai visai važiuojasi. Kurį laiką dabar pavažiuosiu į rytus, paskui dar šiek tiek pasileisti bus. Kitokie atrodo akmenys čia šiek tiek, uolos. Tokios nugludintos, nėra aštrios. Tikriausiai dėl kažkada seniai slinkusio ledyno. Tai 44 km padaryta, manau ir užtenka. Jau pradeda tempti, bet 27 kažkur tais. Tai ieškausi nakvynės. Greitai diena praėjo, ne per daugiausiai minta, bet užtenka. Užtenka. Nu žodžiu, kol kas visiškai prastai su nakvynės paieškom. Jau nuo paskutinio įrašo gal jau 40 minučių važiuoju vis savo maršrutų. Dar vieną miestelį pravažiavau, dabar jau važiavau į tokią pramoninę zoną, kaip ir apsivažiavau. Nu bet nieko nerandu. Visiškai tamsu. Dabar pusė 8. Nežinau. Ieškausi, gal rasiu kažką. Tai maždaug kur tą įrašą dariau, dar paskui aplink teritoriją apsivažiavau. Ir čia radau prie vieno logistikos tokio pastato, nes kaip pravažinėjau, tai matėsi, kad lyg sandėlis toks, nu bet didžiulis. Žodžiu, kai stačiausi, pirmo be šviesos dirbau, paskui šviesą įsijungiau ir visai, nu aš šalia to pastato esu dabar ir ant jo kampo, čia toks neapšviestas kaip ir kampas. Ir ant medžių pastebėjau pasišvietęs, kad atšvaitai kabo, tokie mažiukai. Ir manau, jie atšvaitai yra šitie skirti signalizacijai. Gali būti taip, kad paleidžiamas kažkoks spindulys, toks vos ne lazeris. Ir tada, jeigu pro tą lazerį kažkas praeina, tai tada tipo gauna informaciją, tikriausiai apsauga ar kažkas tais. Tai aš šalia visai vaikščiau tuo atšvaitų, tai jeigu juos ten šaudė, spinduliavo kažkokie tais lazeriai, tai tikriausiai bus pagavę, bet kol kas nieko. Viena mašina važiavo, pristabdė, galvojau ateis pakalbėti ką, bet nuvažiavo. Čia ir keliukas toks yra šalutinis. Bet žodžiu, toks vėjas eina savo. Žiauriai štorminis, kaip atrodo tada prie Atlanto buvau, tai panašus, bet gūsiais dar stipresnis atrodo ateina čia. Dabar jau taip apsiramino geriau, bet kaip susitempiau, tai gal, nežinau, 3-4 koliukai liko laisvi. Ir parodysiu konstrukciją. Taip pačią palapinę su koliukais suinkaravau, paskui tą tokį sijonėlį aptempiau gale bent jau. Na, aš pastačiau, ten yra galas palapinės. Ten, kur galvą dedu, tai iš tos pusės vėjas eina va taip, tai palapinę turėtų taip gražiai apeiti vėjas. Žodžiu, dviratis neatlaikė, dabar laikau ir nežinau, ką daryti. Nes paleisiu, tai... Nu va, dviratis įsirėmęs, nežinau, sunku perteikti. Bet aš jį laikau tiesiog. Nežinau, ką daryti, reikia paramstyti ir varyti lauką. Ai, ką tu dviratukai darai, čia tau ne vieta. Na, liūdna. Čia šiandien mano vakarienė. Tokia saldi ir paprasta. Pienas su avižom ir kakavos. Nu, šiaip prastai čia maitinuosi pastarasis dienas.
lavašo truputėlį, čia tortilijos. Tai tikiuosi rytoj galėsiu kažką padariau pasigaminti. Su daržovių visai norėtųsi jau. Ir žalių, ar virtų, ar kažkokių kitokių. Yra kuskuso. Tai va, rytoj gal bus geriau. Ok, šiandien tiek vaizdų. Rytoj tęsim žygį toliau. Artėsiu prie didžiųjų Švedijos ežerų. Venerno ir Veterno. Tik jų man lieka apie 70 km. Nežinau, ar Venernas ar Veternas bus. Kažkoks didelis bus visai. Tai rytoj nepasieksiu, greičiausiai poryt. Ir laisvadieniai artės. Šiandien yra penktadienis. Tai galvoju, gal sekmadienį arba pirmadienį daryti laisvadienį. Ok, iki. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki rytojaus. Čiau.